Rusijos nuostoliai kare prieš Ukrainą pasiekė 1,6 milijono karių, įskaitant žuvusius, sužeistus ar dingusius be žinios. Iš jų maždaug 700 tūkstančių yra žuvę, o tai sudaro apie 44% visų nuostolių. Tai reikšminga, nes istoriškai tik trečdalis visų nuostolių yra žuvusieji, o likusieji – sužeistieji, o tai rodo, kad Rusijai trūksta medicininės pagalbos mūšio lauke, todėl mirtingumas yra didesnis. Tai problema Rusijai, nes kai kuriuos sužeistus karius galima grąžinti į fronto liniją kovoti, tačiau jei jie miršta dėl evakuacijos ir sužeistųjų priežiūros trūkumo, juos reikia pakeisti. Vidutinė naujoko gyvenimo trukmė nuo atvykimo į mokymų poligoną iki dislokavimo fronto linijoje svyruoja nuo 10 iki 21 dienos. Tai rodo, kad Rusijos kariai gauna tik labai ribotus mokymus apie šaulių ginklų valdymą ir taktiką, o tai gerokai sumažina jų efektyvumą mūšio lauke. Papildymai taip pat atvyksta per lėtai ir dažniausiai būna sunaikinami dar prieš daliniams atkuriant savo pajėgumus, o tai reiškia, kad šiame karo etape jau patirtų nuostolių atsigriebti neįmanoma. Rusijos nuostoliai nuolat mažino jos apmokytų šturmo karių skaičių, išsekino operatyvinius rezervus ir sumažino galimybės pakeisti patyrusius karius. Dėl to Rusijos daliniams vis labiau trūksta darbo jėgos, reikalingos puolamosioms operacijoms tęsti. Tai neleidžia Rusijai išnaudoti taktinių laimėjimų operatyviniams proveržiams, todėl veržimasis visoje fronto linijoje stringa. Pavyzdžiui, 2025 m. Liepos mėnesį Rusai perėmė daugiau nei 500 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Priešingai, 2026 m. Liepos mėnesį Rusijai pavyko užimti tik 30 kvadratinių kilometrų, o tai yra 17 kartų mažiau. Jei pažvelgtume į svarbiausią sektorių, remiantis Rusijos deklaruojamais karo tikslais, Liepos mėnesį Rusija užėmė 9 kvadratinius kilometrus teritorijos Donbase, o pernai šis skaičius viršijo 400 kvadratinių kilometrų, o tai reiškia maždaug 98% sumažėjimą. Tuo pat metu Rusija didina puolimų dažnumą, kartu mažindama kiekvienos atakos mastą, kokybę, efektyvumą ar gylį. Dėl to Rusija prarado iniciatyvą Zaporižios, Dnipropetrovsko ir Sumų srityse. Priešingai, Ukraina vykdo kontratakas, susigrąžindama žemes link Kamianskės Zaporižios sektoriuje ir stumdama rusus atgal nuo pirmosios gynybos linijos. Ukraina taip pat vykdo kontrpuolimus link Komaro 50 km pločio ruože Dnipropetrovsko srityje, versdama Rusiją permesti karius iš kitų sektorių. Į šiaurę nuo Limano Ukraina veržiasi į priekį, siekdama atkirsti Rusijos iškyšulį ir sumažinti spaudimą miestui. Tai rodo, kad Rusija yra tik iš dalies sėkminga nedideliuose plotuose, pavyzdžiui, Kostiantynivkoje ir į šiaurę nuo Pokrovsko, kur jie pasistumėja 15 metrų per dieną, nors jų veržimosi tempas vis dar lėtesnis nei prancūzų ir britų veržimasis Pirmojo pasaulinio karo vakarų fronte. Vasaros mėnesiai tradiciškai yra sėkmingiausi rusams veržimosi prasme, nes medžių lapija gali sumažinti mažų pėstininkų grupių, judančių per medžių juostas, aptikimą iš oro, taip padidindama jų išgyvenimo ir veržimosi galimybės. Nepaisant to, Rusijos veržimasis mažėja ir dabar jie praranda daugiau nei 1400 karių už kiekvieną kvadratinį kilometrą. Rusija gali taktiškai užimti atskiras pozicijas, tačiau nesugeba sukurti operatyvinio proveržio ar pagerinti savo strateginės padėties, eikvodama žmogiškuosius išteklius nesukurdama operatyvinio gylio, todėl ištisi sektoriai tampa silpnesni ir vis labiau pažeidžiami Ukrainos kontratakų. Kadangi Rusija šiuo metu negali kompensuoti didelių nuostolių, ji ėmėsi suklastotų vaizdo įrašų, kuriuose dirbtinio intelekto pagalba keliamos vėliavos kūrimo. Anksčiau Rusijos pajėgos bent jau bandydavo sukurti didesnio veržimosi iliuziją, siųsdamos diversantus giliai už Ukrainos pozicijų, kad šie iškeltų vėliavas gyvenvietėse. Nors šie kariai dažnai būdavo sugaunami arba nužudomi netrukus po to, kai atskleisdavo savo poziciją, jie vis tiek sugebėdavo prasiskverbti pakankamai toli, kad surežisuotų tokius kadrus. Tačiau neseniai pasirodęs pavyzdys, kaip pranešama, rodo Rusijos karį, keliantį vėliavą, siekiant patvirtinti karių veržimąsi, tačiau kario ir medžių mastelis yra nenuoseklus, o dronui atitraukiant kamerą, karys staiga dingsta, nepasislėpęs už reljefo ir be matomo vaizdo montažo, kas leidžia daryti prielaidą, kad vaizdo įrašas buvo sukurtas dirbtinio intelekto arba manipuliuotas. Rusijos kariai dabar dažnai neišgyvena pakankamai ilgai arba neprasiskverbia pakankamai giliai į Ukrainos pozicijas, kad net surežisuotų tokius simbolinius pasirodymus, todėl Rusija priversta pasikliauti suklastotais vaizdo įrašais, o ne medžiaga iš mūšio lauko.
Apskritai 1,6 milijono Rusijos nuostolių, iš kurių 700 000 yra negrįžtami, yra priežastis, kodėl Rusijos kariuomenė yra paralyžiuota, o jos veržimasis šiais metais sustojo. Nuostoliai viršija Rusijos verbavimo tempus, o prastai apmokyti pakaitiniai kariai negali atkurti prarastos patirties, išsekę daliniai negali įtvirtinti laimėjimų, rotuoti pavargusių pajėgų ar sustabdyti Ukrainos kontratakų. Rusija išnaudojo didžiąją dalį savo prieškario apmokytų žmogiškųjų išteklių ir būsimą verbavimo pajėgumą, kurio neįmanoma pakankamai greitai atkurti, o tai žymi negrįžtamą tašką. Papildoma mobilizacija gali suteikti gyvosios jėgos, tačiau negali greitai atkurti patyrusių formuočių, rezervų ir puolamųjų pajėgumų, kurie jau prarasti, kad būtų padarytas reikšmingas poveikis. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.